Kas yra branduolinė baterija? Šiandien pakalbėsime apie labai specifinį ir mažai žinomą baterijos tipą, tačiau ji maitina kai kurias svarbiausias žmonijos misijas – branduolinę bateriją. Ar kada nors susimąstei, kaip kosminės zondos, kurios dešimtmečius keliauja kosmose, sugeba veikti taip toli nuo Saulės? Norėdami suprasti, kas yra branduolinė baterija, pirmiausia, turime suprasti pagrindinę sąvoką, kurią grindžiama – radioaktyvųjį skilimą. Tikriausiai esi girdėjęs apie radiaciją, tiesa? Radiaciją skleidžia nestabilūs elementai, kurie bando tapti stabilesni. Kai atomo branduolys yra nestabilus, jis spontaniškai išskiria daleles ir energiją, kad pasiektų stabilesnę būseną. Šis procesas vadinamas radioaktyviuoju skilimu arba branduoliniu irimu. Kai tai įvyksta, elementas dažnai virsta kitu elementu, nes branduolys gali prarasti protonų šio proceso metu. Bet ką tai turi bendro su baterija? Visa ši energija išsiskirianti skilimo metu gali būti panaudota elektros energijai gaminti. Įsivaizduokite natūralų procesą, kuris nuolat išskiria energiją, nereikalaujant įkrovimo, be jokio išorinio kuro, tik gamta atlieka savo darbą. Branduolinė baterija, dar vadinama radioizotopiniu termoelektriniu generatoriumi arba RTG, yra įrenginys, kuris gamina elektrą iš šilumos, išsiskiriančios radioizotopo radioaktyvaus skilimo metu. Bet pabandykime šiek tiek supaprastinti. Skirtingai nei įprasta baterija, kuri kaupia cheminę energiją ir ją palaipsniui išskiria, kol išsenka, branduolinė baterija nuolat naudoja natūralią radioaktyviųjų elementų skilimo energiją. Bet kaip tiksliai tai veikia? Idėja paprasta. Kai radioizotopas skyla, jis išskiria šilumą. Ši šiluma yra surenkama ir paverčiama elektra per termoelektrinį procesą. Įsivaizduokite specialią medžiagą, kuri gali temperatūros skirtumus paversti elektra. Kai šią medžiagą padedate tarp karšto šaltinio, kurį sukuria radioaktyvusis skilimas, ir šalto šaltinio, pavyzdžiui, tuščios erdvės, jis sukuria elektros srovę. Tai tarsi turėtumėte mažą radioaktyvę saulę kapsulėje, kuri nuolat šildo specialios medžiagos pusę. Dabar geriau supraskime, kaip šiluma yra surenkama ir paverčiama elektra. Radioizotopas yra patalpinamas į labai gerai ekranuotą apsauginę kapsulę. Šis radioizotopas natūraliai skyla ir išskiria alfa arba beta daleles, kurios susiduria su aplinkiniais atomais, sukeldamos šilumą. Ši šiluma nėra iššvaistoma. Jau sugeria medžiaga, vadinama termoporu arba termoelektriniu elementu. Termoporai iš esmės yra įrenginys, pagamintas iš dviejų skirtingų medžiagų, sujungtų tarpusavyje. Kai vieną termoporos pusę pašildote, o kitą laikote šaltą, karštosios medžiagos elektronai įgauna energijos ir pradeda judėti šaltosios pusės link. Šis elektronų judėjimas yra būtent tai, ką mes vadiname elektros srove. Kuo didesnis temperatūrų skirtumas tarp dviejų termoporos pusių, tuo didesnė sugeneruota elektros srovė. Kosmose šaltoji termoporos pusė tampa itin šalta, nes kosmose yra vakuumas ir nėra oro, kuris perduotų šilumą. Tai sukuria milžinišką temperatūrų skirtumą tarp karštosios pusės, kurią šildo radioaktyvusis skilimas, ir šaltosios pusės, kurią atvėsina kosmosas. Šis temperatūrų skirtumas ir lemia, kad branduolinė baterija kosmose yra tokia efektyvi. Jei esate kada nors susidūrę su Peltier elementu, kuris naudojamas kai kuriuose šaldytuvuose, aušinimo sistemose ir vandens filtruose, ji iš esmės yra termoporos principų veikiantis įrenginys, tik šiuo atveju į ją leidžiama elektros srovė, kad būtų sukurtas temperatūrų skirtumas. Viena pusė įkaista, o kita atvėsta. Tačiau jei atjungsite šį Peltier elementą, vieną pusę pašildysite, o kitą atvėsinsite. Jei prie šios plokštelės prijungsite multimetrą, pamatysite, kad ji generuos elektrą dėl temperatūrų skirtumo tarp abiejų pusių. Dažniausiai branduolinėse baterijose naudojami radioizotopai yra plutonis 238 ir nikelis 63. Plutonis 238 dažnai naudojamas kosminėse technologijose, nes jis skleidžia alfa daleles, kurias gana lengva užblokuoti ir kurios nekelia didelės radiacijos rizikos, jei prietaisas yra gerai užsandarintas.
Kai plutonis 238 skyla, jis daugelį metų išskiria pastovų šilumos kiekį. Jis turi vadinamąjį 87 metų pusėjimo trukmę. Tai reiškia, kad prireikia 87 metų, kol pusė pradinio kiekio suyra. Tai užtikrina, kad baterija dešimtmečius toliau generuotų šilumą ir elektrą. Tuo tarpu nikelis 63 išskiria beta daleles ir yra naudojamas naujesniuose pritaikymuose, mažesnio masto baterijose. Jo pusėjimo trukmė yra 100 metų, todėl jis taip pat tinkamas ilgalaikiams reikmėms. Bet koks yra pagrindinis šių baterijų pranašumas? Jos gali veikti dešimtmečius be poreikio įkrauti. Kol įprasta baterija veikia kelias valandas ar dienas, branduolinė baterija gali tiekti energiją 50 metų ar net ilgiau, priklausomai nuo naudojamo radioizotopo. Įsivaizduokite bateriją, kurią įdedate į įrenginį ir pusę amžiaus jums nereikia dėl jos rūpintis. Bet galbūt jūs klausite, kur šios baterijos yra naudojamos? Įspūdingiausias atsakymas – kosmose. Kosminės zondos Voyager 1 ir Voyager 2, kurios buvo paleistos 1977 metais ir vis dar siunčia duomenis į Žemę, yra maitinamos branduolinėmis baterijomis. Voyager 1 yra daugiau nei 26 milijardų kilometrų atstumu nuo Žemės. Tai prilygsta vienai šviesos dienai nuo Žemės. Toje kosmoso srityje, kur Saulės šviesa yra tokia silpna, kad Saulės baterijos negali pagaminti pakankamai energijos. Be branduolinių baterijų šios zondos būtų nustojusios veikti jau seniai. Kitas įspūdingas pavyzdys yra marsaeigis Curiosity, kuris tyrinėjo Marsą. Jis taip pat buvo maitinamas branduolinę bateriją savo misijos metu. Marso paviršiuje Saulės šviesa yra per silpna, kad Saulės baterijos galėtų pagaminti pakankamai energijos, ypač dulkių audrų metu, kurios gali trukti savaites. Branduolinė baterija užtikrino, kad marsaeigis veiktų net ir tokiomis ekstremaliomis sąlygomis. Be kosminių misijų, branduolinės baterijos taip pat turi pritaikymų medicinoje. Kai kurie širdies stimuliatoriai, pavyzdžiui praeityje, 7-ame dešimtmetyje, buvo maitinami branduolinėmis baterijomis, užtikrinant, kad prietaisas veiktų daugelį metų, be būtinybės atlikti operaciją jo pakeitimui. Tačiau galiausiai jos buvo pakeistos ličio baterijomis dėl didelės branduolinių baterijų kainos ir to meto grandinių pasenimo. Šiuo metu mokslininkai kuria naujas šių baterijų panaudojimo galimybės nuotoliniams jutikliams, tyrinėjimo robotams ir netgi vėl implantuojamiems medicinos prietaisams. Įsivaizduokite jutiklį įrengtą atokioje Antarktidos vietovėje klimato pokyčiams stebėti. Toks jutiklis turi veikti daugelį metų be priežiūros, aplinkoje, kur neįmanoma reguliariai keisti baterijų, ir branduolinė baterija būtų ideali šiai paskirčiai. Kinijos mokslininkai neseniai pristatė naują hibridinės branduolinės baterijos prototipą, kuris sujungia radioaktyvų skilimą su fotovoltaine technologija, žadėdamas dar labiau padidinti šių įrenginių efektyvumą. Rusijos mokslininkai taip pat kuria naujas branduolinių baterijų technologiją, skirtas naudoti medicinoje ir kosminėse kelionėse. Tačiau yra svarbus aspektas, kurį turime paaiškinti. Branduolinė baterija nėra miniatiūrinis branduolinis reaktorius. Ji nesukelia grandininės reakcijos kaip branduolinėme reaktoriuje. Vietoj to, ji tiesiog panaudoja natūralią radioaktyvaus skilimo metu išsiskiriančią šilumą. Tai reiškia, kad sprogimo ar nekontroliuojamos reakcijos rizika praktiškai neegzistuoja, jei elementą laikantis apvalkalas išlieka sandarus. Šis skirtumas yra esminis. Branduolinėme reaktoriuje vyksta grandininė reakcija, kai neutronas sukelia branduolio skilimą, kuris išlaisvina daugiau neutronų, o šie sukelia dar daugiau skilimų ir taip toliau. Šį procesą galima kontroliuoti arba jis gali tapti nekontroliuojamas. Branduolinėje baterijoje tiesiog natūraliai skyla atomai, be jokios grandininės reakcijos. Tai panašu į skirtumą tarp kontroliuojamos laužo ugnies ir miško gaisro. Be to, šiuolaikinės branduolinės baterijos yra suprojektuotos su keliomis apsaugos sluoksniais. Radioizotopas yra įkapsuliuotas medžiagose, kurios blokuoja radiaciją. Todėl prietaisas yra saugus tiek tvarkyti, tiek transportuoti. Tačiau kyla klausimas, kodėl nenaudojame branduolinių baterijų visur? Atsakymas slypi keliuose veiksniuose. Pirmiausia, gamybos kaina yra labai didelė. Branduolinė baterija kainuoja $10 000, o paprasta baterija tik kelis $.
Antra, yra griežti reglamentai dėl radioaktyvių medžiagų transportavimo ir naudojimo. Trečia, daugumai sausumos taikymų kiti energijos šaltiniai yra praktiškesni ir prieinamesni. Branduolinės baterijos naudojamos tik tada, kai kitos galimybės neveikia. Pavyzdžiui, ilgalaikėse kosminėse misijose arba ekstremaliose aplinkose, kur kiti energijos šaltiniai nėra tinkami. Jei jums reikia maitinti sieninį laikrodį savo namuose, paprasta baterija yra daug praktiškesnė. Tačiau jei jums reikia maitinti jutiklį Marse 10 metų, branduolinė baterija yra puikus sprendimas. Jei žiūrėjote iki šios vietos ir jums patiko vaizdo įrašas, nepamirškite užsiprenumeruoti, jei dar nesate prenumeratorius. Paspauskite patinka ir įjunkite pranešimų varpelį. Ir jei manote, kad mūsų turinys įdomus, apsvarstykite galimybę tapti nariu, kad padėtumėte mums toliau kurti turinį šioje platformoje ir būtumėte paminėti mūsų vaizdo įrašuose. Norite sužinoti daugiau apie mūsų rekomenduojamus kursus? Nuskenuokite QR kodą čia šalia arba paspauskite nuorodą vaizdo įrašo aprašyme, kad gautumėte prieigą prie įvairių galimybių tobulinti įgūdžius, kurie padės išsiskirti jūsų karjeroje. Ar jau buvote girdėjęs apie šią technologiją? Ar jau buvote girdėjęs apie branduolines baterijas, kurios maitina kosminės zondas jau daugiau nei 40 metų? Kuri taikymo sritis jums atrodo įdomiausia? Kosmoso tyrinėjimas, medicina ar aplinkos stebėjimas? Parašykite komentaruose, noriu sužinoti. Čia šone yra 2 įdomių vaizdo įrašų pasirinkimai, kuriuos turite pažiūrėti, kad praplėstumėte savo žinias ir patenkintumėte smalsumą. Jei norite prisidėti prie mūsų, paspauskite patinka, užsiprenumeruokite kanalą, įjunkite varpelį ir apsvarstykite galimybę tapti kanalo nariu. Štai taip, inžinerijos entuziastai. Didelis apkabinimas ir iki pasimatymo kitame vaizdo įraše.